Sveiki visi. Rodau mūsų kaimynės pienės. Brenda, kas brenda. Gandrai. Gervės. Čia mūsų kaimynės. O čia mūsų obelaitė. Labai graži, galvom, kai jinai mirus, bet pasirodo jinai gyva dar, senučiukė, bet gyva, žiedeliai labai gražus. Gal netyčia ir obuoliukų kokių turėsim. Šiaip kai pirkom šitą sklypą, galvojom, nesodinsim jokių obelų, vyšnių, ten galvojom nemokamės prižiūrėti. Bet čia, kai jau viską nupjovėm, visas dilgėlės, visas garšvas, tada atradom, kad čia yra daugybė obelų, vyšnių, trešnių. O radiją mums biški reklamų. Vyriukas mėgsta dirbti su radiju. Man nelabai patinka su radiju. Čia va žydi trešnė. Nu bent jau taip Google sako, ką mes žinom. Gal vyšnė. Ir čia va, ir aukštai ten irgi žydi. Mes abudu sprendžiam, kaip reikės ten nusiskinti. Greičiausiai ten paukščiukams bus. Mes tik žiūrėsim seliam, nes ten kokie 5 metrai aukščio medis. Ir va čia viskas žydi. Čia paukštukų rojus. Dėl to jie mums čia ir čiulba, ir čiulba, ir čiulba. Vyrukas jau padarė tokį vos ne keliuką, beveždamas tą žvyrą. Žvyras kaip smėlis toks. Labai smulkus. Jau padarė mum įvažiavimą. Jau mano mašinytė įvažiuos ramiai, kad nepasidėtų dugnas mano senučiukė. Škodikė. Va, kokį turėsim gražų įvažiavimą. Čia yra įdėtas tas koriukas. Užsėsim žolytę. Gal netyčia sudygs. Ir bus labai gražu. Čia visko prikrauta. Šiandien vėl purškiau su herbicidu. Na, su šituo herbicidu purškiau. Tai. Tai parodysiu rezultatą. Sudygo mūsų gėlytės, kur pasodinom. Tai yra lauko gėlės. Tiesiog visokios, bent jau paveikslėlį, ten ramūnės, aguonas kažkokias. Žolytę dar pasėjom. Matos, kaip vyksta. Ten dygsta, nu ten dygsta viskas, ir gėlytės, ir garšva, viskas dygsta. O dabar nenoriu tos garšvos rauti išrauti. Ir gėlytės. Mano kaip žolytė. Kai skaičiau Google, kad jos gali nugalėti garšvą, jeigu tų gėlyčių daug prisodinsim. Jo, žolė, aišku, kaip visada. Kaip ir kiekvieną kartą, kaip tik čia būnam. Čia be sustojimų gali pjauti ir pjauti. Nežinau, ar minėjau, mes čia yra teritorija 56 arai. Ir tose arose daugiau niekas neauga. Ta prasme, iš žolių, tik garšva ir dilgėlis. Ne, nu čia toliau yra samanos. Tai kaip pjaunu šitą ties tom samanom, ta garšva, tai atrodo, kad aš čia mišką pjaunu. Taip juokingai. Galvoju, keistai mišką pjauni. O, danga grinai kaip. Samanos. Bet kad to garšva visur auga.
Na va, ir parodysiu. Yra daug čia tų obelų, va ten kriaušė. Žydi labai gražiai ir raudonai, taip žydi. Nekių sakūrų mūsų medeliai ne ką prasčiau žydi. Netgi gražiau, sakyčiau. Klevo lapeliai jau kokie gražus. Rudenį nežinau, ar jie man atrodys jau tokie labai gražus, kai reikės grėbti. Ir parodysiu, ką taifūnas nuveikė. Va, mūsų garšva. Čia pjauta prieš 2 savaitės. Brendi. Štai ką taifūnas nuveikė. Tokie plėmai, šiandien dar kartelį praškiau, čia kur matosi, kad tokie pusė žalia, sumedžiūvė. Tai, svarbiausia veikia. Nes čia buvo nupjauti neįmanoma, kadangi čia yra dar tos šiukšlės. Ir tos šiukšlės neina nupjauti. Tiesiog. Dar liko 4 baterijos. Tai dar pjausim. Čia visur purškiau, mišką purškiau. Labai gražu pas mus ir ten va žydi. Dar sakėm, nesodinsim, mes nemokam prižiūrėti. O čia tiesiog jie auga. Ir džiugina akį. O skrandį kada nors padžiugins. Mūsų šulinukas. Čia va, šiukšlynas. Nieko išvalysim šią vasarą, viską mes padarysim. Jeigu taip daug padarėm per 3 mėnesių savaitgalius, jeigu taip sudėti nuo tada, kai pirkom, nes buvo žiema. Žiema buvo gūdi, labai gūdi, labai daug sniego. Įmėsiu video, kaip mes buvom atvažiavę per sniegus, per pusnis atvažiavę ir bandėm čia įbristi į šitą teritoriją, va, kaip jau paveikė taifūnas. Čia prieš savaitgalį. Paskui bandysim žolytę užsodinti, kai jau praeis kažkiek laiko. Lesyklėlė sukasi mūsų. Čia nežinom, ką su tuo langu daryti, norim dekoraciją padaryti. Tai po visą teritoriją tampam tą grindinę irkus pakabinam, kam čia nesupsnės. Grybas mūsų. Kito grybo nukrito kepurė. Reikės, kad jūrikus privirštų. Va, mūsų grybas. Va. Norėjau parodyti, kaip atrodo mūsų namelis čia iš medžių. Labai graži teritorija. Čia eglės. Vasara bus pavėsis. Čia eglė tokia. Gražuolė. Ir mūsų namelis kaip atrodo. Tai tiek žinių iš žemės. Ir štai žinios iš žemės. Nieko čia ne pabaiga buvo. Norėjau jau supylę jūrius visą čia tą žemę. Padarė tą įvažiavimą. Apačia, kur yra kuriukas. Galvojau, pastatysiu mašiną į tą vietą jau čia, kad biškis sutrumbuotų. Kad būtų galim dar daugiau užpiltų žemę visokių ir smėlio žvyro. Ir žodžiu, neužsivedė mašiną. O mašinai buvo pajungtas šaldytuvas. Ir tas matyt šaldytuvas, jisai šiaip neblogas, mašininis jisai, bet jis matyt pritaikytas, kai automobilis važiuoja. Buvo įjungtas ir žodžiu, nusėdo man akumuliatorius. Ir dabar va pajungiam su šitokiu daiktu.
Nu ir sako, kad tai čia specialiai automobiliams. Pajungiam, bandom pakrauti. Jeigu nepasikraus, reikės stabdyti kokį nors automobilį ir prašyti, kad su kaip jie vadinasi, tos replės. Drakoniukas, ne, kaip jis ten vadinasi. Nu, vat su tom repliam, kad nuo kito akumuliatoriaus mums užvestų. Nu va, o dabar kaimynų neturim, tai mums lieka tik tai va, pienį paprašyti, kad mums užvestų. Nu, bet stabdysim tada automobilį ekstra atveju. Ir važiuosim pasivažinėti, kad pasikrautų. Įsėdau į mašiną, jau vedžiau tą akumuliatorių, aišku, ten mirksi viskas iš eilės. Brendis išprotėjo, galvoja, kad aš jau čia išvažiuoju, jį palieku. Jis pradėjo verkti, visaip čia. Maja tai nelabai suprato, kas čia vyko, nes neprigirdai, jinai nesuprato, kad aš čia bandau užvesti mašiną. O ne, Brendukai? Buvai išsigandęs, kad tave paliksim žemėj. Sako, čia ne taip patogu, kaip lovytėj miegoti ant vilnonio pagalvėlių. Mūsų akmenis. Dar sugalvosim, ką su jais veiksim. Tai tiek žinių. Vakar jau nebefilmavau, nes buvo labai tamsu. Stabdėm pakeleivingą automobilį, sustojo labai graži, gera pora ir mum užvedė mašinytę su tuo krokodilu. Ir važiavom pasivažinėti, kad biškį pasikrautų akumuliatorius. Tikiuosi šiandien užsivesus, nes laikiau ilgai įjungtą viską. Tai, žodžiu, baigėsi viskas gerai, gerų žmonių dėka.